Nu tai sveiki, ralista. Labas, mes jau Utenoje, mes jau rekonesinam, mes jau Dusteryje, seniai lauktam test drive šią savaitgalę, naujas Dusteriokas. Čia yra Mantas žmogus, kuris labai nemėgsta GPS-ų. Kuris yra labai tingus šiandien. Iš balso tembro girdite, kad šiandien Mantelis nelabai nusteigęs susirašinėti ir... Tai žodžiu, tokiom nuotaikom mes sveikiname su jumis iš paskutiniojo 24 metų Larčo A lygos etapo, kuriame šis ekipažas ir iš paskos važiuojantys mūsų kukumberiai, garažiokai, draugeliai, bičiuliai ir mūsų tiesioginiai konkurentai SGC3 klasėje Mineralyje šį savaitgalį atliksim šerifų funkcijas. Tai laukia ilga diena, mes jau susirašėm testinį greičio ruožą ir to įvažiuosim ryte ir toliau susirašinėjom visus likusius greičio ruožus. Tai šiandien realiai 3 dalykai: praeit komisijas, done, pasiėmėm visus lipdukus, viską, GPS-us, susirašom, čia bus didžiausia dienos darbas didžiausias ir apsikliuojam mašiną, praeinam techninę komisiją ir viskas. Sumontuojam pirelius. Susimontuojam pirelius. Dar viena naujiena mums bus. Šiemet naujienų metai. Metus pradėjom bandydami roketus, tada išbandėm naujas padangas mūsų Mineraliui. Kelis variantus netgi, ne? Šiemet bandėm. Vieną. Ir sezoną užbaigsim su dar vienu pirmu kartu, tai yra bandysim pirelius. Tuos, su kuriais dėdės važiuoja jau normalus. Tai va, tai susimontuojam pirelius ir dalis sėtis. Šiandien viskas. Už pirelius ačiū Gyčiui Instaliarūnui. GS Repair YouTube kanalą. Tai jo, dar šiandien 21 val. Briefingas 0 yra. Tai tas užbaigs mūsų dieną šiandien realiai. Dar reikės pasistatyti serviso zoną. Ačiū Fritechui, mūsų bičiuliam, kurie paskolino fainus namus. Turėsim gražią didžiulę palapinę, kurią jūs dabar jau žiūrėdami vlogą tai jau tikriausiai jau matėt. Bet mes dar jos net nepastatėm šiaip. Tai va, viskas. Kadangi mus seka didysis brolis, kitaip sakant GPS-as, tai labai ramiai, nuobodžiai savo važinėjom pagal kelių eismo taisyklės. Utenos apylinkėm, įvertinam, kaip čia tvarkomi keliai. Daugiau nėra ką papasakot, bet tai jau yra progresas nuo pernai metų, nes pernai metais mes su vlogu pasisveikinom ankstyvą penktadienio rytą jau važiuodami į briefingą. Pirmą dieną net nieko nefilmavom. Ten buvo didelės akis. Ten buvo didelės akis. Dabar jos siauros ir tokios pavargusios biškelį. Tai mūsų bičiuliam, kurie va iš paskos už Škodą važiuoja, jiems šiemet didesnės akis, nes čia jau pirmas kartas nulis. Tai va. Labai čia ilgas intro. Patariam, taip, tikėkimės, druskininkų etapė jie mums atsidėkos labai nemindami. Šiaip tai čia irgi vienas iš faktorių, prisimenant, kad po savaitės ar dviejų? Po dviejų savaičių mums sezono finalas, kuris mums dar niekada nebuvo toks svarbus mūsų trumpoje karjeroje, būtent kovojant su jais. Tai reikia taupyti mašiną. Nu kaip, ne su jais, nepakovosime su jais. Aš. Jūs taip. Aš ne. Šturmanų įskaitai bus kova, vairuotojų įskaitai bus su kitais kova. Kad iš galo svarbiausia neprisileisti verti. Man net gaila tave kalbinti, žinok, tu ilsėkis, važiuojame į topą. Tokie vaibeliai pas mus, tai jūs toliau žiūrėkit vlogą, kažkur kažką įsijungsim, papasakosim. Gero Samsonas Ralių Utena. Kol Laurynas ten kalba į Power eterį, pasakoja žmonėm, kaip vyksta ralis ir ką mes čia veikiam. Jau esam susirašę 3 greičio ruožus, testinį, 6, 8 ir dabar esam prie 7-9 starto. Turim 13 KEM 7. Taip vidutiniškai einasi. Apie patį susirašymą tai, kadangi mes ten nelieksim labai, reikia saugiai pravažiuoti, tai toks ir susirašymas, kad nekiltų labai ten pagundos liekt labai greitai, tai pakankamai konservatyviai, paprastai. Tiesiog, kad pravažiuoti ir neprisidaryti reikalų. Čia šitam turėsim kelis tramplynus tokius, tai gal biškį kilstelsim. O daugiau tai viskas kaip ir iš pypkės. Oras geras, nelyja, nedulka labai, kaip prisivėja arba tave privėja kažkas. Tai va, tai dabar turim ketvirtadienį, rytoj iš ryto važiuosim į testinį. Tai tiek. O šiandien mes važinėjom su naujausiu Dusteriu, kuris yra hybridinis. Dusteris pagaliau atkeliavo į 21 amžių. Būdavo ir anksčiau ekranas čia, bet čia jau labai viskas moderniai atrodo. Skaitmeninis prietaisų skydelis,
bėgių perjungimas, čia hybridinė versija, tai ant elektros galima pavažiuoti, dar turim beveik pusę baterijos. Šiaip viskas neblogai. Tai va, tiek reikalų. Užsiplepėjo eterį. Tai kai grįžta, tęsim toliau. Tai va, kiek dabar apie kokias 7. Pradėjome 11. Esam kažkur tarp Utenos dangoraižių. Ir mes turim daug kompanijos. Pasėdėjo čia, gavo kiekvienas po lipduką. Įjungiam šiturėlius. Prisifotkino. Ar patinka ralis? Taip. Važiuosit žiūrėt? Taip. O, galim važiuoti. Benai, tu čia kiemo žvaigždė, klausyk. Paklausti reikia, kas yra ralis. Neklausai? A tai kaip pats atsakytum, kas yra ralis? Kur mašinas greit važiuoja. Ne, va, tai, a tu tikėsi iš vaikų. Žvyru per tramplinus. O ką mes darom? Mes paskutinius lipdukus kliuojam ir važiuojam į techninę komisiją. O, sveikučiai. Kur buvot? Miegojo žmonės. Ne, žiūrėjau vakarykštį susirašymo video. Tai labas penktadienis. Buvom pamiršę, kad šiandien dar penktadienis netgi. Antra ralio diena techniškai. Viskas kylam. 8:12 judam pasiimti automobilio, nes 9:33 maždaug yra mūsų startas nuliniam greičio ruože. Tai reikia pasiimti automašiną, keliauti į servisą, persirengt kombinezonus ir važiuoti į greičio ruožą. Tai rytas apsiniaukęs, biškį matosi naktį palinojo. Bet tikėkimės išsipagadys. Tai va, ekipažas dar iki galo nepabudęs, bet to dar yra laiko iki Utenos, tai prasibudins. Tai pradedam penktadienio antrą ralio dieną. Tai pasiveikinkim su žiūrovais iš Utenos, iš onboardo. Sveiki žiūrovai iš Utenos. Sveikinuosi į onboardą. Mes esam pirmam greičio ruože. Taip. Penktadienį, duok žaibą. Imk. 5 sekundės. Važiuojam budėt. Tiksliau, patruliuot. Dešiniai 6 per trampliną. Čia dešiniai 6, tramplin 150. Įjungi sireną. Man rodosi. Tada kairys 5, 4, 30, kairys 2. Čia kairys 2. Šimtas. Dešinys 4, don't, 200. Tramplinį kairį 5, 150. Dešinį 6, 5 per trampliną ir tramplin. $70 stop, dešinys 2. Už tramplino dešinys 2. Vati. 150. Dešinį 6 per trampliną 100. Tramplin 50 stop, dešinys 2. Ir kairys 3 per trampliną. Čia kairys 3 per trampliną. Ir tramplin 100. Tramplin vidurių 50, kairys 4 per trampliną neišleist. Čia kairys 4 per trampliną neišleist 200. Tramplin 200. Dešinys 5, don't. Tramplin 50, kairys 3 per trampliną. Ir kairys 4. Šimtas, kairys 6. 150. Kairys 6, atsargiai, tramplin šių dešiniau, stop, 30, kairys 1. Čia ta vieta siaura labai.
Čia kairys 1. Dešinys 6, kairį 3 ir dešinys 5. Ir dešinys 4. Ir dešinys 5, kairį 4. 200 tramplin. 70. Kairys 5, 70. Tramplin. Toliau. Kairys 5. O, subalamutiniai mane. Va čia. Kairys 5, dešinės 6 per trampliną. 200 kairiau. Ir čia tas tramplinas bus. Atsargiai dešinys 4 per trampliną. 150 tramplin kairę. Čia dešinys 4 per trampliną. Oi. 150 tramplin kairė, 30 dešinys 3 don't. Ir tramplinį kairį 6. Ir tramplinį kairį 3. Čia kairys 3. Į dešinį 6. Ir dešinį 6 ilgas. Ir kairys 6. 100. Dešinys 6-5 per trampliną. Ir tramplinį dešinį 6 ir dešinį 6. Tramplin į kairį 4. Čia tramplinį kairį 4. 100 finish. Labai smagiai. Aha, visai fainai. Junginėjau aš tą gavarilką, nežinau. Vienu metu Šiaip girdėjau. ant to špilkas kairys. Kairio 1 tai girdėjęs. Bet dabar nesigirdi. Hello. Pravažiavam pirmą greičio ruožą. Šiaip visai smagiai, ne? Jo, viskas tvarkoj, daug tramplinų, tarp kurių buvo sunku nepasimest. Man tai. Jo, biški buvo. Jo. Tai susibalamutinom, bet pagavom stanuškę paskui. O svarbiausia, kad mūsų kukumberiai sugedo po pirmo. Jo, atvažiavam ir parodėm jam balą po mašiną. Išvarė aušinimą. Tai šiaip Hebra kartoja mūsų pernai metų istoriją. Susidėjo Samsonas. Ai, taip. Utenoj, tada pirmą dieną sugedo, nu tai va tikimės, kad pavyks ten susiremontuoti jam, nieko rimto. Ir rytoj galės startuoti. Benas sakė, kad jam svarbiausia rydenas, tie vilkablauzdas ir šeduikių greičio ruožas. Jis vietinis. Nes aplink sodybą lekiama yra. Šitas bus dabar ilgas antras. 5 lapai, galiu pasakyti. Ir greitas labai. Einam kitus kolegas pakalbinsim. Nu, etatinis pareigų atlikėjas. Pirmas geras? Stengiamės. Nu, toks atsibūst teko biškį. Geras, tokių vietų yra. Ir žmonių palyginus visai nemažai, ne, kaip penktadienį? Yra, šiaip kaip penktadienį tai gerai, bet oras va lietus nustojo lyti, tai manau, kad įtakoja, bet... Čia net atrodo, kad nelabai lyta. Jo, šiaip ir bulka biškį. Ne, bet šiaip gerai. Kaip skaitosi? Normaliai, tik pat vairuotojas neatsibūdęs buvo pilnai. Nu, šitas... Padaužyk taip. Biškį baisu kažkaip, nežinau, kodėl Kur jautėsi, kad kažkokia baimė tam tikra. Šiaip sudėtingas ralis, aš tai dar neatsimenu, kad tiek stenogramai būtų kartu parašyta atsargiai ir labai atsargiai. Net labai atsargiai. Labai atsargiai, netgi Ne, labai tokių atsargiai čia bus. įvedėm tokių, žinai, naujų terminų. Matai, kai Arvidas grasina, jeigu prisidirbs licenzijas atkirs, tai reikia tų atsargiai. Gali viską pasitaikyti, bet tos saugiklius tai vis tiek susidėdi papildomus, negu kad, žinai, rezultatai. Nu gut, kokį čia padangą pastovi. O tai tu papasakok, kaip tas su tureliais pirmas dopas gyvenime. Žastina. Prašau? Kaip to pirmas dopas su tureliais gyvenime. O tai tu matai, kokias padangas uždėtos? pas tą pirėlį? Tai kada bus pirmas dopas su tureliais gyvenime? Suprat. Aš buvau išėjęs, kai turėjau man. Ką, Samsoniukai? Sveiki. Nieko. Tu parodyk savo mašiną, pasižiūrėkit, kokią mašiną nuliais važiuoja. Panašu į mūsų, bet biški va tas va daiktas toks rimtesnis. Tik, o ne? Sekventalka.
Kelintas ralis? Pirmas. Kaip sekas? Gerai, pavyzdžiui. Nepasimetei? Ne, buvo gal momento, ne? Ne, aš jau nepasimečiau, bet ką esam patys. Sako, biški greičiau, biški lėčiau. Bet šiaip fainai. Pasitikėjimą reikia šokdyti. Kaip tėtis susitvarkė mašiną? Dasiveda? Jo, viskas kaip ir okei. Karmanas gerai. Eis kiaurai dabar. Nu ten, Tik tai padangų, kad užtektų. nu, gera ten mašina. Kairys 5 ir kairys 6. Tramplin dešiniau ir tramplin vidurio. 150. Dešinys 5 per trampliną ir kairys 6. Čia tramplin vidurio. Dešinys 5 per trampliną ir kairys 6. Toliau. Ir tramplin vidurio. 100 tramplin vidurio. 100 spam tramplin. 50 kairys 5 don't. Čia kairys 5 don't. 100 tramplin dešiniau. 150 tramplinį, dešinį 3 skip. Čia tramplinį, dešinį 3 skip. Ir kairys 3. 70, tramplinį, dešinį 4. $70, tramplinį kairį 5. 150. Dešinys 4-3 per trampliną. Čia 4-3 per trampliną, 100. Kairys 5, 50, kairys 4, don't. Ir dešinys 5 per trampliną. Ir kairys 5, 100. Tramplin ir tramplin vidurio. Šimtas dešinys 5 per trampliną. Ir dešinys 670 tramplin. Krupi labai. 50 stop, dešinys 2 ir kairys 3. Čia dešinys 2 ir kairys 3. Ir dešinys 6. $70 stop, kairys 2. Šimtas dešinys 2 ir kairys 5. $70, tramplin, stop, dešinys 2. Čia dešinys 2. 200. Tramplin kairiau į dešinį 6. Ir kairys 6. 70 tramplin, 70 kairys 5. 100 ant asfalto. Tramplin, 50 kairys 5. 50 stop, dešinys 2. Čia dešinys 2. 300 matai. Dešinys 4 per trampliną don't. Ir kairys 6. Ir dešinys 6 per trampliną. Ir tramplin į kairį 6 ant žvyro. Ir dešinys 6. 200. Tramplin 150, kairys 5.
Ir dešinys 5 per trampliną, į kairį 6. Ir dešinys 6, tramplin 100. Tramplin 300. Ir tramplin 50, dešinys 3 ilgas prie kontikų. Keturi šimtai. Tramplin 500 matai. Tramplin čiut geriau 150, stop dešinys 3 siaura. Dešinys 3 siaura, tramplinį kairį 3. Ir dešinys 5. Ir dešinys 4, į kairį 4 ilga. Ir dešinys 3. Ir stop, tramplin, į kairį 2. Čia dešinys 3, stop, tramplin, į kairį 2. Kairys 2. 50 dešinys 3 per trampliną ir kairys 4, 2. Ir dešinys 5, don't. Čia dešinys 5 don't, į kairį 4. Akmuo. 70, dešinys 6. 70, dešinys 3. Čia dešinys 3. 100, kairys 4. Kairys 4. 100, finish. Va, kokių įdomių modelių važiuoja. Latviukai. Fokusas. Senai bematytas daiktas rally. O mes praliekę 2 greičio ruožus atvažiavom į 3. Antrą kartą važiuosim. Šiaip viskas gerai, smagiai lekėsi. Antras toksai buvo labai greitas, tai drąsos reikia. Nu kaip ten drąsos? Labai greita buvo. Jau čia net nesam važiavę taip greit. Įdomu, ten koks greitis buvo Martynas. Toj tiesiog atsuko 200 km/h pagal GPS-ą mačiau. Smagiai sukas daiktas. Ravaiks. Dešinys 6, tramplin 150. Kairys 5-4, 30 atsargiai, kairys 2. Oh my god. Čia kairys 2. Oho. Bulvesudis. 100, dešinys 4, don't, 200. Tramplinį kairį 5, 150. Dešinį 6-5 per trampliną ir tramplin. 70. Ui, akmenys kokie. Tramplin 70, stop dešinys 2. Šimtas P. Dešinys 6 per trampliną 100, tramplin. 50, stop dešinys 2.
Ir kairys 3 per trampliną. Ir tramplin 100. Tramplin vidurių 50, kairys 4 per trampliną neišleist. Čia kairys 4 per trampliną neišleist. 200. Tramplin 200. Dešinys 5, don't. Tramplin 50. Kairys 3 per trampliną ir kairys 4. 100, kairys 6. 150, kairys 6. Tramplin čia dešiniau, atsargiai, stop, 30, kairys 1. Čia kairys 1. Dešinys 6, kairį 3. Ir dešinys 5. Čia down bus šitų. Ai, jau nunešė. Dešinys 4. Ir dešinys 5, kairį 4. Čia kairys 4. 200. Tramplin 70, kairys 5, 70. Kairys 5. Čia kairys 5, į dešinį 5 per trampliną, į kairį 5. Ir dešinį 6 per trampliną. 200 kairiau. Dešinys 4 per trampliną atsargiai, 150. Tramplin kairė 30, dešinys 3, don't. Ir tramplinį kairį 6. Ir tramplinį kairį 3. Į dešinį 6. Ir dešinį 6 ilgas. Ir kairį 6, 100. Dešinį 6-5 per trampliną ir tramplinį dešinį 6. Ir dešinį 6. Tramplinį kairį 4. Čia tramplinį kairį 4. 100. Finito le komedija. Mes ir vėl atvykom į 3, ką tik pravažiavam, o dabar žiūrim, kaip rimti vyrai važiuoja. Ten Blumsas sustojo ką tik, tai tikimės, kad nėra roadblocko. Ką čia turim? Yes. Lengva išsisuko Deivis. Sakė, ten ne vienas yra nuėjęs. Tai va, visa pieva išraižyta. Va ir Blumsas. Be galinio bamperio. Ir su neveikiančia mašina. Eisim gal paklausti, kas nutiko. Stogas. Ai, ne, ant ratų. Ne, stogas. Vaškys. Motoras buvo neužgesintas, apvirtus. Čia visai tam pasirodo. Nu, aišku. Bet tokių geriau, bet... Atsimenu, kažkada Vaidotas Žala savo karjeros pradžioj
iš ten vyko dopas. Tai su mėlynu kompaktu irgi verta šitam posūkį. O čia šita vieta, tarp kitko, yra viena pirmųjų gyvenime stebėtų ralio posūkių. Tai visai nostalgiška. Prieš kokių 15 metų stebėjau. O dabar pravažiavam ir atvažiavam patys stebėti. Galėtų broliai ir patemti iki finišo. Nu tai labuts, tai suvažiavam jau 3 savo greičio ruožus, važiuojam prieš miestinį ruoštis, užkast. Bet šiandien šiame ralyje šiaip tai organizatoriai turi partnerius kažkokius ten, bet mes ištikimi savo, kad važiavom jau dienos švaros brolius nuplaut mūsų mergužėlą, kad būtų miestiniam greičio ruožė švari graži. Neturi tunelio, tai važiuojam ten, gal atsiras pro bro tunelyklą. Einam pakalbint BMW kapo greituolių. Nu, smarkuolį, kaip einas? Tai viskas kaip ir gerai, antram dopė turėjom ten tokį klaus momentėlį. Praradom nemažai laiko, užgesom ten, bet... Papasakok jausmą, kai šitą marką lenkiai. Aplenkiai tu ją, ar ne? Ne. Ne? Ai, pagal GPS atrodė, kad lenkiai. Ne, jis finišavo priešais mane. Nu, važiuodamas net nemačiau, tai tas jausmas, tai čia, žinai, čia nėra kažkokia kritinė situacija, jam svarbu, kad jisai toliau važiuotų, o mūsų konkurentai vis tiek per ralį atsilieka daugiau negu ten 40 sekundžių, tai jam čia nėra parkių, tiesiog, kad susitvarkytų mašiną ir gazuotų toliau. Bet tai palauk, jeigu dėl čempo, tai jisai turi būt... Turi būt pirmas, ar ne? Arba mes kažkaip kvailai būtų susiskaičiavę, aš tai susiskaičiavęs, kad jisai gali būti trečias ir jeigu laimi jisai Power Stage'o, jisai čempionas, bet jis sakė, kad pusę taško aš vis tiek laimėčiau, jeigu jis laimi, nu tai žodžiu. Ja, mes daugiausia kalbėjom ir su Šileiku, tai ten va taip, va, kaip jisai sako, tai taip ir yra. Bet jeigu aš laimiu, jeigu jisai laimi Power Stage'o, jam neužtenka? Ne, pusę taško truks. Tai jisai turi per 2 mašinas laimėti Power Stage? Nežinau, ten sudėtingai, bet turi, man atrodo, ir pirmas būt. Nu, bijau sumeluot, ten matematika rimta. Nes aš skaičiavau, kad aš turiu būti pirmas, jis turi būti trečias, man to neužtenka. Aš turiu dar laimėti Power Stage'o prieš jį. Nu, žodžiu, tai čia. Kur jo servizas? Kur... Ar nelyst geriau? Bliavas, nervuotas, kai jam nesiseka. Pabandysiu. Tai marką neradau, bet situacija pas juos tokia, kad sakė į akmenį kalės su galiniu reduktorium, išplėšė kelis varžtus ir dabar ardo. Kuckas, kaip supratau, rėkęs mašiną ir bando tvarkytis, tai užsispyrimas gerai, tai tikimės, kad sutvarkys chebra. Aš einu pasikalbint kažką tai iš lyderių, kurie kovoja dėl absoliutkės čempiono. Nu, tai kaip ta kova dėl čempiono? Kol kas nevyksta kaip norėtumėm, nes, nu, kaip ir galvojau, kad Vladas bus greitesnis, taip ir yra, nes Vladas yra greitesnis. Jau įrodė ne vieną ralį, tą patį daro šiandien, bet ne greitesnis už estus. Bet tai nieko, ten tragiška dabar kol kas, ne? Ne, nubigauna ten po 3 sekundės, bet ta prasme, kad mes nelabai turim vaistą, nes nedarom kažkokių didelių klaidų. O turim, norint važiuoti vienodai, turim rizikuoti, o rizika kartais būna skaudi. Brangoka. Sakykim taip. Kaip šiaip tie pirmieji 3 greičio ruožai? Viskas gerai, greiti ir įdomus tokie, reikia tvirtų nervų atlaikyti, nepasidaryti klaidų ant siaurų vietų, kaip aiškiai, kad atsitiko. Ir daugiau ką. Antram toj tiesioj ribotkę daužėjau? Jo, daužėm, bet... Matai marčius, kiek atsukęs buvo? Ne. 200. 200? Tai dabar žiūrėjau Kauro bordą, tai 198. O pas mus 178 jau daužo, tai mes jau ten gavinėjom normaliai. Ja. Nu, okei. Okay. Nu, labai susiparinęs. Ne. Ką man, kas belieka, jeigu viskas ok. Aš net nebijoju, kad viskas bus ok. Tėtis komanda dirba. Rytoj, šiandien
reikia aplink tą šaitį ir laukti. Tai prasileidai iš akmens didelę, ne? Net nepastebėjau, bet tik po to supratau, kad ten buvo akmuo. Okay. Žuski. Taip, kad, Kokią bonkę Emiliai statat? Kad mint? žinau, pačiam jis jam, kiek žinau, dėl 3 čempionatą kovoja ir jeigu laimi su Power Stage'u, tai man atrodo, jis 3 čempionatą lieka, tai jam irgi verda. Nu tai, čia viskas. Arti dar pakankamai. Nu taip, čia Svarbiausia, kad važiavo, tik servizas, ne? kriminalo nėra. Bet jo, svarbiausia, kad važiavame iki serviso ir, žinau, rytoj miestinį, nežinau, reikia dabar tiesiog išlaukti. Nu tai va, pasikalbinom greituolius Markuolius. Markas visai gerai nusiteikęs, niekas dar neprarasta, aišku, gal biški nuotaika pageda, bet hebra užsispyrė. O mes dabar einam pas mūsų kukumberius paklausti strategijos, nes bičiai po pirmo greičio ruožo atvažiavo su verdančiu varikliu. Aš pastebėjau, kad išbėgęs antifrizas. Na ir greičiausiai, kad bus prapusta tarpinė. Tai, žodžiu, planas toks, kad bandys organizuotis variklį ir per naktį keistis. Benas yra uteniškis, tai norėtųsi pravažiuoti viską. Važiuojam. 70 dešinės 4. 200. Kairys 4 stop, šikanas iš dešinės. Tiesiai. 100 PM. Stop, kairys 1. Čia kairys 1. 100 PM. Čia kairys 2. Dešinės 2 gulintis. Šimtas PM, stop, šikanas iš dešinės. Į dešinį 1. Trisdešimt kairys 2. 100 PM. Kairys 5 per trampliną 100 PM, kairys 1 ir kairys 2. Kur? Bordiūras. Šikanas iš dešinės į dešinį 1. Čia. Ir dešinys 1 finish. Fun. Šilta. Tai rally finish, bet ne taip, kaip mes galvojom ir ne tada, kada mes galvojom. Dabar yra šeštadienio popietė. Mūsų Jessica uždaroma yra į Gardą. Šiandien va tokiu metu turėjom dar būt greičio ruožuose, turėjom važiuoti, atlikti savo funkciją. Bet jau žiūrėdami tą video puikiai žinot, kas įvyko. Vakar buvo labai sunkus vakaras visiems. Mums tai buvo didžiulis krikštas kaip sportininkam ir kaip viso to daliai dar didesnį. Aišku, anksčiau būdami tik tai žurnalistais, mes tos bendruomenės dalimi irgi buvom. Autosporto ir bralio. Bet dabar, kai supranti, kad įvyksta toks dalykas ten, kur tu pats ką tik važiavai. Ir matei tos žmonės, matei... Nu, tiksliau, mes tų žmonių nematėm, nes mes kai važiavam, ten stovėjo kitkos nukreipiančios tos vadinamos šieno kūgiai. Bet, nu, vis tiek miestinį greičio ruožą suvažiavam ir viską matėm, tai... Nu, tikrai davė per galvą. Tai va, pakuojamės namo, anksčiau negu planuota.
gal kokį žodį sportininkai. Tai ką čia jau ten žodžiu labai nereikia. Visas šių metų sezonas baigėsi per vieną akimirką visiems. Ir gaila, kad tokiam aplinkybėm. Tai pasitaiko tokių atvejų per kada paskutinį 11 metų maždaug. Ja, 10-11. Bet šitas toks žiauriausias. Žuvęs vienas ir dar daug tokių, kur visą gyvenimą tikriausiai atsilieps traumos. Tai nežinau, ką čia kalbėti. Nabagėliai mūsų, kurie suvažiavo tik tai fiziškai 2 greičio ruožus. Taip, Ir visapusiškai namų ralis gaila. Benui. Namų ralis visapusiškai gaila. Liūdnos emocijos, visa ir nuotaika. Tiesiog svajonė, kuri liko svajonė. Palauk, tai tada papasako, kokį nuotykį turėjai. Pirmame greičio ruože buvo problema su variklio galva. Pradėjo pūsti aušinimo skystį. Servizo zonoje nusprendėm, nusprendėm. Buvo svarstama, ar keičiam variklį, ar ieškom. Pradėjom ieškoti variklio, atradom variklį Kaune pas Gytį Stalerūną. Čia labai, kaip žiniom, pasakai. Nuvažiavot iki Kauno, Taip, jau važiavot atgal, sužinojom žinią. Ralio nebebus, variklio šiemet jau nebereikia. Variklis bagažiniai, amortizatoriai neišbandyti, nauji, Bamsas antralo namo važiuoja. BMW antralo. Butelis, kuris buvo numatytas garažo nuomotojai, buvo likviduotas kitom aplinkybėm, apie kurias mes nepasakosim. Žodžiu, užbaigėm šitą video, ne pačiom aukščiausiam nuotom ir ne taip kaip galvojom. Užbaigėm panašu ir sezoną šį. Kažkaip net sunku kažką daugiau sakyti. Tai ačiū už palaikymą, didžiausia užuojauta žuvusio šeimai ir draugam. Sveikatos visiems sveikstantiems ir saugokim vieni kitus. Ralyje ypatingai, autosportas yra ne veltui pavojingiausias sporto Aš dar šaka. pridursiu, kad nereikėtų labai aklai vadovautis tom stop juostom ir vadovaukite savo galvą ir Fizika. turėkit savisaugos instinktą. Nes tos juostos gali, akivaizdu, kad gali būti padaryta klaidų saugos planuose ir nebūtinai tos stop juostos gali jūs apsaugoti. Netapsit nemirtingais už jos. Tai Mes dar šiandien buvom tą vietą nuvažiavę pasižiūrėti, tai jo. Tai tiek iš Utenos. Baigiam. Iki.